Pirmosios gegužės dienos gyventojams šventinių akimirkų išties nepašykštėjo. Šventinis šurmulys buvo jaučiamas kone visose Šiaulių lankomiausiose vietose, subūrusiose ir jaunimą, ir pagyvenusių žmonės. Tarptautinė darbo žmonių solidarumo diena sutapo ir su Socialdemokratų partijos 114 įkūrimo metinėmis. Šeštosios į Europos Sąjungos stojimo metinės, 114 metinės Socialdemokratų įkūrimo metinės partijos. Ir aišku, minime ir kitas dienas, bet šių metinių tai būtų Tarptautinė darbo diena, kaip žinome, ir gatvės muzikos diena. Tai vat daug progų, aš tikriausiai pasakysiu 3 galbūt žodžiais: kalbėkime, vienykimės ir reikalaukime, tada ir turėsime. Renginiuose lankėsi Seimo narys Andrius Šedžius, sako, kad kone svarbiausias dėmesys turi būti skiriamas darbo žmogui, mat būtent nuo dirbančiųjų priklauso visos šalies gerovė. Visada su didžiulė pagarba žiūriu į žmonės, kurie dirba, nesvarbu, kokį darbą jie dirbtų. Ir visada sakiau ir sakysiu, kad koks bebūtų darbas, dirbti yra ne gėda, gėda yra nedirbti. Darbo žmonės sukuria šalies gerovę, sukuria bendrą vidaus produktą, moka mokesčius, iš to yra išlaikoma šalis, iš to išlaikomos įvairios socialinės grupės. Ir tikrai, jeigu reikėtų kam nors žemai nulenkti galvą, tai reikėtų nulenkti žemai galvą valdžiai prieš darbo žmonės. Garbingo amžiaus sulaukę šiauliečiai tarptautinę darbininkų šventę pasitinka optimistinėmis nuotaikomis, nors daugelis ir pripažįsta, kad gaunant mažas pensijas išgyventi darosi vis sunkiau. Šią dieną aš sutinku su pakilusią nuotaiką, su energija, todėl, kad tai yra pavasario šventė, pirmiausias dalykas. Antras dalykas, kad reikia švęsti, gyvenimą turime gerinti, o jeigu atsiras kas pagerins, tada didelis ačiū. Gal bus geriau. Gal sulauksim tų geresnių laikų. Dabar nekokie laikai. Jeigu pensiją nubrauk, invalidumą nubrauk, tai jau ne kažkas. Tuo tarpu jaunimas nusiteikia šiek tiek pesimistiškiau. Jauni žmonės teigia, kad Lietuvoje gyventi gera, tačiau koją geresniam gyvenimui pakišo ir vadinamasis sunkmetis. Džiaugiuosi, kad gyvenu Lietuvoje, bet nesidžiaugiu, kad Lietuvos valdžia tokia, kokia yra dabar. Gerai, kad yra galimybė mokytis kitose šalyse, bet ne visada Europos Sąjunga padeda ir iš tos krizės išbristi. Partijos gimtadienį minintis Socialdemokratų partijos Šiaulių miesto skyrius šiauliečiams dovanojo ir kelių valandų meninę programą. Koncertavo pučiamųjų orkestras, įvairių šiauliečių kolektyvų pasirodymai. Skambėjo dainos Lietuvai ir jos žmonėms.